Taigi, išsilaikęs teisės, nusipirkau pirmą motociklą Honda Transalp. Nebuvo jisai gražus, nebuvo jisai tvarkingas. Tai vat, buvo toks mano pirmas projektas, gera patirtis. Tai va, buvo daug kas pakeista, tikrai gaila, nefilmavau tada, nieko neįamžinau. Buvo sudėta daug pinigų, daug laiko į visą tai. Kas žino ir susidūręs, tai mane tikrai supras, kad atsipirks ir neturi turbūt tokie projektai. Čia labiau gal laiko praleidimas, hobis. Tai va, buvo įdėta tikrai daug meilės į motociklą. Aišku, važinėjau tik tai vieną sezoną su juo, nes kažkaip užsimaniau to CF moto naujo ir niekaip negalėjau pamiršti po test drive'o. Tai va, įsigijau CF moto, teko parduoti Transalpą. Tai va, pažiūrėsim keletą akimirkų iš vasaros kelionės. Važiavom prie vandens su draugu. Draugas tuo metu turėjo Suzuki DR, irgi senolį. Tada dar važiuoti iš vis nelabai mokėjau, visgi pirmas sezonas. Įdomiausia prieš šitą kelionę buvau užsisakęs padangas naujas. Turėjau jas būt, sumontuot. Gavau tik tai priekinę, galinė kažkur užstrigo. Susimontavau priekinę. Tai važiuot su viena nauja padanga, su viena sena. Važiavom žvyrkeliais, visokiausiais, biškį miškeliu. Buvo tikrai gera patirtis, tiek renkant tokį motociklą, tiek pramokstant važiuoti. Jeigu mato, linkėjimai žmogui, kuris pirko iš manęs šitą Transalpą. Klausęs manęs, ar didelis skirtumas tarp Transalpo ir CF moto. Taip, didelis skirtumas. Naujas motociklas ir senas motociklas. Vien kalbant apie amortizaciją visą pakabą, svorio centrą. Taip, CF moto tikrai lengviau valdas. Tikrai smagiau važiuoja. Beje, ant šito Transalpo buvau uždėjęs žvaigždę priekį vienu dantuku didesnę, nes daugiau buvo važiuota trasoje, šiek tiek mažiau apsukų. Draugui problemos būdavo, aišku, su DR, tai uždėsdavo, tai neužsikūrdavo. O Honda važiavo, taip važiavo. Jokių problemų neturėjau. Aišku, tiek perimt viską, tiek pinigų įdėti, jeigu dar problemų būtų. Tai irgi ne kažką tada.
panašiai, kaip pagalvoju, tai norisi vėl pasimti kažkokį tokį motociklą, surinkti, sutvarkyti, jau perinkti. Čia kaip vyriškas Lego. Kad žino, tas supras. Labai gaila, kad nenufilmavau visą procesą, buvo perinkinėjimas tas motociklas. Gaila, kad nefilmavau tą vasarą išvažiavimą, kažkur tokių vieną kitą biškį filmavau, bet ir tai nelabai vykusi. Nu, bet kiek beteko išvažiuoti, tikrai labai buvo smagiai praleistas laikas. Na, o šiemet bus filmuota daug daugiau. Ir visgi žiemą norėčiau vėl kažkokio tokio projekto. Kažką tai sukonstruot. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Ir iki sekančio susitikimo.